Praėjusių metų gruodžio 4 dieną Lietuvos bankas pirmą kartą istorijoje išleido spalvotas monetas. 2 litų kolekcinės apyvartinės monetas papuošė 4 šalies kurortų – Druskininkų, Birštono, Neringos ir Palangos spalvoti herbai. Pasak Lietuvos banko valdybos pirmininko Vito Vasiliausko, unikalioje monetų serijoje įamžinant kurortus pabrėžiama jų kaip patrauklių sveikatinimo, turizmo ir turiningo laisvalaikio vietų svarba. Taip prisidedama ir prie kurortų didesnio žinomumo, nes Lietuvos banko išleidžiamos monetos pasklinda po visą pasaulį. Iš viso Lietuvos monetų kalykla nukaldino po 100 000 įprastos ir po 2500 proof kokybės šios serijos 4 skirtingų vaizdų monetų. Didelės raiškos spalvoti kurortų herbai atspausdinti Lietuvos monetų kalykloje, panaudojant unikalų specialiai monetų kaldinimui sukurtą tampografinės spaudos įrenginį. Mes, Lietuvos kurortai, garsindami mūsų kraštą, nenuvilsime Lietuvos banko, parodžiusio gražią iniciatyvą lietuviškose monetose pavaizduoti pirmųjų šalies istorinių kurortų herbus, sakė Druskininkų savivaldybės meras, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Ričardas Malinauskas, dalyvavęs Lietuvos banko pinigų muziejuje Vilniuje surengtame naujų monetų pristatyme visuomeniai. Kitais metais planuojama išleisti antrąją 2 litų kolekcinių apyvartinių monetų seriją.